Sveiki visi, šiandien servise 007 noriu pademonstruoti dar vieną Landirenzo dujinės įrangos darbų montavimo pavyzdį. Šį kartą mūsų labai mėgiamas Toyota hybridinis automobilis, 1,8 litro, 4 cilindrų, Toyota Auris. Atvyko pas mus iš tikrųjų iš Raseinių rajono, vairuoja moteris ir be abejonės kriterijai dujinė įrangai kaip visada yra noras turėti patikimą, gerą sistemą, kad nekeltų jokių rūpesčių, problemų. Be abejonės, kuo puikiausiai važiuotų tiek benzinu, tiek dujomis, tokia pačia dinamika ir tokiam pačiom gerom, sakykime, kuro sąnaudom. Tai kaip ir visada šiems automobiliams, taip ir šiam konkrečiam modeliui sumontavom kokybišką Landirenzo Evo OBD dujinės įrangos komplektą. Labai trumpai apie pačius komponentus trumpai pabandau papasakot. Taip pat valdymo blokas Landirenzo Evo OBD sumontuotas štai šitoje vietoje, prie pat benzininio valdymo bloko. Patogiam keitimui turime išvestą dujinės fazės filtrą, slėgio daviklį. Dujiniai purkštukai Landirenzo AEB Plus yra sumontuoti po variklį dengiančių gaubtų. Gaubtas truputėlį pakeltas, gražiai dengia purkštukus, niekam nekliūna, estetiškai tvarkingai atrodo. Na, o šitame kampe turim sumontuotą Landirenzo Li02 turbo dujų reduktorių. Greta dujų reduktorių sumontuotas skystos fazės filtrą bei dujų vožtuvą, taipogi Landirenzo. Na, visas komplektas suderintas darbui tarpusavyje, tikrai sklandžiai dirba, jokių problemų nekelia. Visi dujinės įrangos montavimo darbai, kaip visuomet, pagal aukščiausius kokybės standartus. Tai reiškia, kad yra naudojamos kokybiškos medžiagos, priemonės, jungtis, sąvaržos, laikikliai. Dujinės įrangos laidynas vėlgi adaptuojamas konkrečiai šiam variklio skyriui, visus laidus grupuojant tarpusavyje, įvelkant į apsauginės gofras, tas gofras izoliuojant. Labai panašiai yra laidai padaryti ir gamykliškai variklio skyriuje, be abejonės kiekvienas kontaktas yra lituojamas, apsaugomas termokembrikai su klijais. Viskas yra padaroma tam, kad tų problemų keltų kiek įmanoma mažiau tiek automobilio savininkui bei vairuotojui, tiek be abejonės ir mums. Dujinės įrangos saugiklis taipogi išvestas matomoje prieinamoje vietoje. Instruktažo metu klientui apart to, kad papasakosim visus sistemos niuansus, kaip reikia naudoti sistemą, kaip užsipilti dujų ir ką ir su kuo daryti tam, kad ta sistema nekeltų problemų. Mes be abejonės papasakosim taipogi, kur yra dujinės įrangos saugiklis ir ką reikia žinoti tech apžiūros metu. Tiek būtų apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtuko vietą mes parenkam vieną iš laisvų salone. Čia arčiau, sakykime, durelių turim laisvą vietą, į kurią didam perjungimo mygtuką. Tikrai labai patogi vieta. Dujų pildymą padarome prie benzino užpilimo vietos. Be abejonės reikia įsisukti adapterį tam, kad užsipild dujų. Viską padengiam antikorozinė dangom tam, kad ateityje nebūtų jokių korozijos židinių. Viskas gražiai užsidaro ir pasislepia. 43 litrų dujų balionas atsarginio rato vietoje. Štai čia yra sumontuotas. Čia dar trūksta vienos daiktadėžės, kurios klientė neatsivežė. Tai kai atvyks į pirmą tarnavimą, tą daiktadėžę mes truputėlį adaptuosim ir pritaikysim, kad jinai čia tilptų ir gražiai užsidengtų, nes dabar tiesiog dangtis, jis kabo ant nieko. Tai va, bet balionas puikiausiai užsidengs, lygiai susidės su daiktadėžė, dar bus vietos ir išnaudoti susidėti tam tikriem daiktam aplinkui. Ta bagažinė be abejonės nėra labai didelė, bet tikrai tokiam paprastam važiavimui, ne kažkokių daiktų vežiojimų yra daugiau nei pakanka. Tai va, tai tiek apie Landirenzo dujinės įrangos montavimą servise 007 į hibridinį Toyota Auris automobilį. Jeigu kažką panašaus vairuojat arba kažką panašaus norit įsigyti, drąsiai tą padarykit. Na, o mes, jeigu norėsit, mielai pasiūlysim kokybišką Landirenzo dujinės įrangos montavimą. Tai tam kartu tiek. Ačiū.